Tai aš gal ir papasakosiu truputėlį, kaip man atrodė tas pasaulis, kai aš atvažiavau čia studijuoti. Kadangi jūs puikiai žinot, anais laikais niekas į tą Lietuvą neleido, tai mums vaikams visą laiką mokytojai nuvedė arba tėvai ant Eglinės piliakalnio ar Burbiškių sakydavo, vaikai, va ten tai Lietuva. Ir mums tai buvo kažkokia mistiška šalis, apie kurią visi kalba, bet niekaip jos negali pamatyti ir tik tai tu girdėjai iš radijo ir televizijos, kad ten taip gražiai kalba, taip gražiai dainuoja. Ir aš važiuodama, aišku, į Lietuvą su tokiu drebuliuku važiavau, nes ta mūsų dzūkų kalba dėja, jinai pilna polonizmų. Visiškai kitaip mes tariame žodžius, aš čia paskui paskaitysiu jums vieną ištraukėlę, kurią irgi pabandžiau kaip Danielius išsiversti mūsų tarmę, nes specialiai nieko dzūkų tarme nerašau, bet mano apsakymai, romanai pilni tarnybių. Ir aš manau, kad ten tiek atvesta iš mūsų krašto žmonių, gyvų ir mirusių, kad jau gal net ir per daug etniškos tos mano knygos. Bet grįžtu prie tai, kaip buvo Vilniuje. Taigi, važiuoju su drebuliu, kaip aš čia dabar prabilsiu tam Vilniui savo tą, na, tokia, man atrodė, negražia, baisia ta dzūkų kalba. Išlipu Čiurlionio stotelėje su 2 lagaminais, eisiu jau į bendrabutį, o ten stulpo įsitvėręs girtuoklis ir varo kažkokį monologą. Aš prieinu ir klausaus, viešpatie galvoju, tai jeigu čia net pijokai šitaip gražiai kalba, tai kaip aš čia prasižiosiu? Aš maniau tik, kad per radiją ir televiziją taip gražiai Lietuvoje kalba. Klausau, bet, reikia eiti į tą bendrabutį. Nueinu į bendrabutį, atidaro duris pora tokių pagyvenusių gražių žmonių. Pasisveikinu, sakau, kas aš čia tokia, iš kur nukritus. Ir jie pradeda kažką man sakyti. O aš nieko nesuprantu, tik suprantu, vakaliuk. Dar tiek nutokiu, kad čia turbūt vaikeliuk yra, kaip ir pas mus. Pasirodo, tai žemaičių pora. Bendrabučių komendatai tais laikais. Aš žemaičių tarmę iš vis pirmą kartą gyvenime išgirdau. Ir dar toks įdomus faktas, kad kažkodėl mūsų krašte, jeigu kas nors bandydavo, na taip truputėlį bendrinę kalbą kalbėti, tai sakydavo, va žiūrėkit, jisai žamaicuoja. Tai apskritai nonsensas kažkoks pasidarė, kad reiškia, o čia pasirodo 2 žemaičiai. Ir aš tada galvoju, nežinau, kur aš pataikiau. Pijokai šneka kaip radijui, a čia lyg ir 2 normalūs, gražūs žmonės šneka, tai nieko nesuprantu. Žodžiu, tokie buvo įspūdžiai mano pirmieji Lietuvoje. O dabar aš paskaitysiu tokią ištraukėlę iš savo apsakymo Integracija, kur gal šiek tiek to kolorito jums išgirsite, kaip sakiau, tas lenkiškas kši perėjęs ir žinoma daug polonizmų ir visko, bet tie mūsų dzūkai nors ir dėja pasiduoda kitos kalbos įtakai, bet dūšioje jie labai lietuviški. Ir labai visada čia gal aš truputėlį groteskiškais pasižiūriu su truputėlį su ironija jų tą patriotizmą, bet apie vieną tokį personažą, Bronių Lenkaitį, kuris garbiai komisijai tarptautiniai norėjo įrodyti, kokia graži lietuvių kalba. Ir kai tautinės mažumos rengė programą, čigonai, žydai, baltarusiai, ukrainiečiai, tai sugalvojo, kad lietuviai nešoks, nedainuos, jie turi kalbėti, kad visi išgirstų. Tik tai, kad tam vaidinime, Klojimo teatro pasirodyme, buvo tokia scena, kur vienas jaunas vaikinukas iš meilės turėjo nusižudyti. Bet štai atėjo, o geroji protėvių dvasia turėjo virvę nupjaut, kad viskas gerai pasibaigtų. Ir atėjęs tas Bronius Lenkaitis pamiršo savo peilį tą vaidinimą. Didelį, kokius skerdė kiaules. Peilį skerdziką. Tai va čia ta tokia truputėlį scenelė. Režisierius Vitas žilo tracų rozų per tupaci pusdienį. Cigonai padainavo, pašoko. Broniaus nebuvo. Mažum dar per anksti jo laukti. Paskui savo linksmų programų atkyla Baltarusiai. Bronius negrįžo. Kapim pabaigu ėjo žydų pasirodymas. Vitui palaido pilną. Išituščino, ale nepajautė jokio palengvėjimo.
Kų padaryši, reikės visų teišybį apie pamirštų skerdzikų pasakyti ir kitiem. Dabar da jie smagiai uža ir nežino, kokia nesakmė virš jų galvų kabo. Pasakyšiu, visų lūpas kris. Vaidzinimo kokybė aišku irgi. Reikėtų, kad nortų suvaidzyti savižudybį kita, ale ką. Klausyk, Vitas priejo prie vaikiščio. O jeigu tu nepaskarts, o nusišaut su meslitu. Nusišaut? Bernuko akyšė ėmė šokinėti ugnukės. Nu da geriau, žinoma, kad geriau. Nereikės man nuo stalo kris. Ale iš kur šautų paimžim? Šautų. Vitas pro uždangos plyšukų pažiūrėjo ant salės galai išrikiuotus policininkus. Vienų jų pažinojo nuo jaunystės čėsų. Nešeniai tvarkė jo tėvo žemės reikalus. Mažų paskolintų tų savo trandalėtų. Ale ne, šautuvas negerai. Cikras lietuvys nigdy šautuvo tokiam reikalui neieško. Lietuviai arba pašikara, arba nušiskandzin. Tiek buvo, tiek yra ir tokį dalykų turi suprasti Europą. Smercis nuo virvės visai kitokį. Kanapėm kvepia ar balinais. O šautuvas? Ne, caniangliai. Dabar vienas kitas mažum ir prikiša tų daiktų prie smilkinio. Ale daugiausia miestuose arba knygose, o ne pas mus. Ir Bronius nesutiktų su tokiu scenariu. Prakeiktas Bronius, ar jis kada nors atsiras? Virvė jo, peilis skerdzikas jo. Jis įrodinėjo per visas repeticijas, kad daiktai yra simboliai, kad jie labai svarbus šitam Europos ponams skirtam pasirodymui. Peilis da dziedulio prodziedulio, o virvė sakė jo tėvo nuvyta, ale argi možna jo papliauškom vėric. Vitas jau nieko gero iš jo nešitsikėjo, sušaukė visus artistus krūvon, viskų piktai išklojo, Bronius sumaišė su mėšu. Jeigu jis nepasirodzės po pirmo veiksmo, tai tu nusišauši. Baigė durdamas pirštu vaikiščių į smilkinį. Viskas, visi į savo vietas, tuoj pradėšim. Kad cik tuo momentu kiemi sustojo policijos mašina. Bronius impuola da ant scenos da prie uždengtos uždangos. Visi vaizdintojai bliški, kad šmėklos stovėjo. Visų kojos drabėjo. Kažin. Pirmo veiksmo pabaiga ar praco pradžia, o mažum jau laukia paskutinio išėjimo, kad nusplanktų po labiausiai gyveniminiui nusisakušio vaidinimo. Bronius ant pirštų galų prislinko prie pirmo artisto ir patraukė už rankovės. Kų dabar daryšit? Tasai atsisukė ir net riktelėjo iš dzaugsmo. Bronius grįžo, Bronius grįžo, Bronius grįžo. Kap strelė nulėkė žinia per visų ailį iki režisieriaus Vito. Anų žaibų atsidūrė prie Broniaus, užmetė akį jo rankas. Iš vienos rankovės kyšo jos skerdzikas. Pradedam pirmų veiksmų. Vitas iššėtėse visų dzydzių ir pašipucis, kad gaidys, praėjo šilgai visų eilį. Atraukė uždangą. In sceną išėjo žodis. Vienas, kitas, paskui tracas, ketvirtas. Nei vienas neužsikirto. Jau tiek gražiai cei žodžiai liejoši visiems iš lūpų, kaip kokia upė būtų pratryškus. Įsklidzinai užpylė vakarų poną maušis. Jei mostais liepė atsitraukti vertėjam, žiūrėjo iš žojį, gaudė kiekvienų krustelėjimų, lyg norėdami paragauti viso to, kas dėjoši net ir ori neatsik ant scenos. Bada nigdy nebuvo matyti tokių paprastų, ar ir tokių smagių, tiek iš viso širdies vaidinančių kitokių artistų. Tiek lietuviai įkvėpė gerų oro gurkšnį, kad nigdy gerai nušiteikį žangė Europoje. Ačiū.